Pasirinkau špinėlį va šitą sekantį. Na, jisai turi, matot, savo vidinę struktūrą. Aš čia langelį padariau, kad per jį pasižiūrėt, kas viduj. Matosi, kairė pusė visa sudrožta, bet dešinėje plius minus gražu. Nors va čia va dešinėje apačioje va tas baltas, tai čia yra intarpas, neįskilimas. Ten yra įaugimas kažko tai. Ir jisai greičiausiai va šitas liks. Tai va iš dešinės pusės toks gan švarus. Ir orientuosimės į tą pusę. O vat kairė, nu dabar jinai viršui. Jinai jau yra tokia visa va suskeldijus. Teks visą tai nušlifuot. Ir liks tik tai va šita dalis. Dabar dešinėje. Čia yra špinėlis. Na ir po to žiūrėsim, kas iš jo gausis. Taip, dabar gaunasi va šitą čia priklyjavau. Ir va tas gumbas šone dešiniai. Visai yra tenais ir paskeldėjęs, ir intarpų yra daug. Bet iš jo galima būtų padaryti nedidelį kabašoną. Tai reiškia daugmaž va taip. Jį reikės nupjaut, kad jisai ir va iš šito va galiuko galima bus padaryti kabašoną. Ir akmenukas ne visiškai prapuls. O iš švaraus, vat matosi, kad jisai ten švarus. O iš švaraus nušlifuoti jau briaunuotą akmenuką. Taip. Čia galima užbrėžti. Nes kabašonai jie gal netgi gražesni su intarpais. Vat briaunuotam akmenukui tai reikia kuo geresnio švarumo. Tai va. Tai akmenukas gan didelis, bet tinkama šlifuoti tik tai, nu sakyčiau, mažiau negu pusė jo. Ką nupjoviau. Iš šitos dalies bus galima padaryti kabašoną. Paviljonas. Ten matosi va tas intarpas baltas taškiukas. Jisai čia nežinau kas, bet bus ženklas, kad tai natūralus akmuo. Nes sintetinėme tokio tikrai nesutiksi dalyko. Na ir gavosi toks rezultatas. Mažas kabašonas ir briaunuotas akmenukas. Šiaip aš jį gavau kaip špinėlį, bet šlifuojant jis labai jau panašus į safyrą buvo. Tai dar pažiūrėsiu, safyras tai ir špinėlis, nes būna, kad pardavėjai tiesiog kartu dedant akmenukus gali ir supainioti. Nes jisai šlifavosi kaip safyras. Nu, kaip korundas šlifavosi ir struktūra buvo panaši korundo,
nes kai šlifuoji, tai ten sluoksniai tokie suaugimo būna ir pagal juos galima kaip ir pajaust. Tai va, šitas špinėlis pagal pardavimą labai jau buvo panašus šlifuojant į safyrą. Nu, tikrinsim. Na ir mano spėjimas pasiteisino. Špinėliai prie ultrafioleto nešviečia. O čia akivaizdžiai matosi, kad šviečia akmenukas. Tai sakyčiau, netgi seniau skaitydavosi taip, kad jeigu šviečia rausvas akmenukas, tai yra rubinas. Nors dabar visi kažkaip taip apsiriboja grynai spalva ir netgi jeigu akmenukas nešviečia, bet spalva ištempia, tai jau yra rubinas. Nors tikrai, ta prasme, seniau būdavo tik tai šviečiantis akmenukai, rausvi rubinai. Tai va, nu, šitas akmenukas, aišku, spalva ant ribos stovi, bet labai gerai šviečia. Nu, aš sakau, kad tai yra rubinas, o ne špinėlis. Nu, kiti pasakytų, kad safyras, nes spalva nepakankamai rausva. Neaiškiai rausva ir šviesus labai. Tai vat, pagal spalvą ir šviesumą, tai yra safyras, bet pagal senus supratimus tai yra rubinas. Tai Sigitą Blonskį galima pasveikinti, nes špinėlis ir rubinas tai yra kaip dangus ir žemė. Na ir dar kartą akmenukas atrodė taip. Ir iš jo gavosi du akmenukai. Vienas briaunotas ir vienas kabašonas.